Štai kaip atrodo žmogus, kuris turi apie 35 klientus, yra labai gilioje duobėje ir suprato, kad iš savo jėgų tiesiog daugiau nebegali. Ir turbūt yra labai smalsu, kodėl aš rodau šitą labai šlykščią nuotrauką. Ogi todėl, kad vakar naktį, kai aš jau miegojau, manęs paklausė labai gero klausimo, ar aš priėjau prie tikėjimo per išbandymus. Ir aš meluočiau, jeigu sakyčiau, kad iki šių dienų nebūna tokių permąstymų, kad galbūt tikėjimas į Dievą yra kažkoks kaupinimo mechanizmas, kad oi, kaip man blogai, man gyvenime labai sunku, aš įsigalvosiu kažkokį dievulį, man jis padės ir bus geriau. Tačiau, kas man padeda, galim sakyti, užmušti tą mintį tokią šlykščią, tai tas faktas, kad įsivaizduokite, yra svarstyklės ir vienoje pusėje yra įrodymas, kad egzistuoja Dievas ir kitoje, kad neegzistuoja Dievas. Tai ta pusė, kurioje egzistuoja Dievas, ženkliai persveria. Ir tuo labiau, kas yra dar geriau, ta pusė, kuri persveria, man padeda įrodyti, kad Jėzus yra Dievas. Tuoj parodysiu. Pavyzdžiui, kone geriausiai žinomas krikščionybės paneigimo metodas yra Big Bang teorija, bet tą teoriją literaliai išrado katalikų kunigas. Arba dar vienas klausimas ir mintis, kuri man labai padeda įtikėti, kad Jėzus ir yra Dievas, ir jis buvo tikras, ir yra tikras. Tai tas faktas, kodėl tiek daug apaštalų ėjo, kovojo ir mirė dėl Kristaus, dėl kažko, kas neegzistuoja. Pavyzdžiui, apaštalas Bartalomėjus, kaip jis mirė? Jis literaliai mirė, jam lupo oda iki mirties. Ar tu eitum ir mirtum dėl kažko, kas nėra tikra? Tuo labiau tokia brutalia mirtim, kai tau literaliai oda nulupa. Ne. Arba kone artimiausias prie Kristaus buvęs apaštalas Petras, jisai nenustojo skelbti Kristaus evangelijos ir jisai buvo nužudytas. Kaip? Buvo nukryžiuotas. Ir Petras nenorėjo būti įprastai kaip Kristus nukryžiuotas, tad paprašė, kad jį aukštyn kojom nukryžiuotų, nes jis tiesiog nebuvo vertas mirti taip pat, kaip jo Dievas mirė. Arba pavyzdžiui, Naujajame testamente yra virš 515 liudijimų, kad žmonės matė Kristų gyvą po jo mirties. Ir pavyzdžiui, Biblija buvo rašoma virš 40 asmenų per 1500 metų laikotarpį, tačiau, iš skirtingų kraštų, tačiau pačioje Biblijoje yra 63 000 nuorodų. Čia yra crazy. Yra begalės pranašysčių Senajame testamente, kurios pernelyg gerai sutampa su Kristaus gyvenimo istorija. Pavyzdžiui, Izaijo knygoje 53 skyriuje 5 eilutėje buvo pasakyta, kad jo rankos bus pervertos ir sutraiškytos dėl mūsų nuodėmių. Įdomu, kur tai matėme ir girdėjome. Arba asmeniškai mano mėgstamiausioje psalmėje 22, aš atsimenu, skaičiau, buvo saulėta diena, balkone skaičiau Bibliją, aš tiesiog išsižiojęs skaičiau, nes supratau, kiek visas gludžiai yra susiję Biblijoje. Tai yra sakoma, kad bus pervertos rankos ir kojos, kad kariai mes burtus dėl jo rūbų. Įdomu, kur tai matėme. Ir duosiu paskutinę, aš jau manau užtenka. Lee Strobel, apdovanojimus laimintis tiek žurnalistas, tiek dabar autorius, jisai panaudojo savo žurnalistinės žinias, bandė, kad įrodyti, jog krikščionybė neegzistuoja ir tai tiesiog kažkoks kultas yra, ko pasekoje, kuo giliau jis ėjo, jis patapo krikščionimi ir dabar parašė be galo daug knygų, pavyzdžiui, A Case for Christianity. Tai va, aš nenoriu čia pernelyg daug teologinių faktorių, visokių sutapimų vardinti. Tiesiog aš bandžiau parodyti tai, visų pirma, atsakyti į žmogaus užduotą klausimą vakar, kaip aš priėjau prie Kristaus, ar priėjau prie jo per išbandymus, kas yra taip, aš priėjau prie Kristaus per išbandymus tiek gyvenime, tiek versle. Ir jeigu tu eini per kažkokius išbandymus, kas tikriausiai yra, nes mes visi esame žmonės ir turime bėdų gyvenime, būk atviras tą idėją, kad galbūt egzistuoja Dievas. Aš nesakau, dabar reikia priimti komuniją, ten reikia pasikrikšti, tikėk į Dievą, tą sumušiu kitaip. Ne. Tiesiog atverk savo širdį, savo mintis, kad galbūt kažkas yra, nes įrodymų arba sutapimų, kaip žmonės sako, yra pernelyg daug. Tiesiog pamąstyk, pasidomėk. Jo, šitą video buvo ganėtinai sunku filmuoti, nes visokiausių išbandymų buvo jo pasekoje. Tačiau, jeigu bent vienam žmogui padėjau su šitų video, viskas buvo be galo verta. Jeigu kažkokių klausimų kyla, kas liečia tikėjimą, Dievą, bet ką, parašyk, nebijok, aš irgi paprastas žmogus, nesikandžiuju, jo yra versle pasiekimų ir taip toliau, bet nėra ko manęs išaukštinti, aš esu paprastas žmogus, man tiesiog 19 metų kažkoks durnas paaugliukas. Jo, su Dievu.